Noriu Jums parodyti, kaip labai paprastai pasiskaičiuoti automobilio visus mokesčius iki Lietuvos per mūsų skaičiuoklę. Vat įeinam, sakysim, į IAAI aukcionų svetainę, įsirenkam, tarkim, patį pirmą automobilį kaip pavyzdį, šiuo atveju X5, einam į jį. Ir va, ką mes matom, visą informaciją apie automobilį. Ko mums dabar reikia? Mums reikia va šito, kur yra Selling Branch, parašyta Charlotte, North Carolina, ne? Tada einam toliau į mūsų svetainę. Mes svetainėje turime skaičiuoklę. Tai va, pasirinkame skaičiuoklę, kas lengvoji mašina, motociklas, visureigis, aukcionas, kuris kopartas ar IAAI. Šiuo atveju IAAI, visureigis. Įvedam, kokią norit statyti sumą, tarkim, ir mūsų miestas buvo Charlotte, North Carolina. Tai iš mano skaičiuoklės dabar išsirenkat Charlotte, North Carolina miestą. Va, North Carolina. Tai antras, kur yra Savannah, Georgia, iš kurio uosto siūsis mašina, pasirinkam Klaipėdą ir skaičiuoti preliminarią kainą. Ir va, žiūrėkit, bičiuliai, viską jums rodo, kokie mokesčiai susideda iki pat Lietuvos atvežant. Aukciono mokesčiai, vietinis transportavimas, vandens transportavimas, tarpininkavimo mokestis, muitas, PVM-as, krova, muitinės tarpininkai Lietuvoje. Ir čia gale preliminari bendra suma JAV ir Europoje jau jums paskaičiuota ir paversta į eurus, tai šiuo atveju 9953 eurai gaunasi. Taip, toliau pažiūrėkit Kopartę. Kopartė principas irgi toks pat yra. Einat į Kopartą, įsirenkat automobilį, pasirinkam šitą BMW. Toliau, location, kur yra Florida, Miami North. Tai irgi lygiai žinokit tas pats. Nueinat į skaičiuoklę, skaičiuoklę pasirinkate, kur yra lokacija Miami North. M raidės ieškom. Miami North. Tai siūsis iš Miami, Floridos ir taip pat spaudžiam skaičiuoti preliminarią kainą. Ir vat jums visi mokesčiai iki pat Lietuvos jau jūsų patogumui paversta eurais, šitą galutinę sumą gaunasi. Tai žinokit, labai patogu, tikrai naudokitės.